Pagėgių savivaldybėje vietos veiklos grupės pagalba jau pasinaudojo ne tik bendruomenės, sporto klubai, bet ir kitos nevyriausybinės organizacijos. Pareiškėjas buvo, žinoma, pati parapija. Ir mes kreipėmės į vietos veiklos grupę ir tada su bendra pagalba mums pavyko parašyti šį projektą ir aišku, rangovų pagalba galėjome mes jį įgyvendinti. Ir džiaugiuosi, kad būtent šitie rangovai būtent atliko šios darbus. Tai yra Tauragiškiai, Statybų jūra. Kada mes pirmąjį kartą su Saulium apžiūrėjome bažnyčią, Saulius irgi labai optimistiškai visą tai pažvelgė, bet po to, kada pradėjo tirpti jau tie pinigėliai, kada pamatėme, kad sienų, pavyzdžiui, tinkavimo darbai reikės žymiai daugiau tinkuoti, negu kad yra numatyta. Teko įkalbinėti šiek tiek ir nors Saulius mielai pats iš tikrųjų matė ir suprato, kokia yra padėtis ir geranoriškai prie viso to prisidėjo. Kadangi aš augęs netoli šitos vietos, iš kokių Žirgynas Nemuno, kiek čia kilometrų, 30-20 kilometrų, tai principė viskas yra man sava šitas kraštas ir tai tapo asmeniška. Tai šydų prieš save iššūkį, kad privalau čia atiduoti visą širdį, nepriklausomai nuo finansinių aplinkybių. Kiekvienas kvadratinis metras yra apčioptas ir atiduota visa širdis, praleistos čia dienos naktis, ieškota įvairių sprendimų. Ir aš džiaugiuosi, kad šią dieną mes pasiekime tikrai neblogų rezultatų. Aš kvėpuoju, aš gyvenu šito kraštu ir šita bažnyčia yra neatsiejama mano gyvenimo dalis šią dienai. Ir tikiu, kad mano draugai, mano vaikai, mano anūkai čia lankysis ir galės pasigirti, kad jų žmogus prisidėjo prie šito tikrai svarbaus Lietuvos kraštui projekto. Nė neįtartum, kad netaip seniai čia skraidžiojo balandžiai, buvo sutrupėjusios grindys, neužsandarintos angos. O dabar čia vyksta ne tik pamaldos, bet ir koncertai. Tai yra Tarptautinio vargonų muzikos festivalio projektas Vargonų muzika Vilkyškiuose. Ir mes esame įkūrę Johaneso Bobrovskio draugiją. Būtent ši draugija yra projekto teikėja. Ir mes galėjome būtent po renovacijos metus laiko organizuoti būtent vargonų muzikos koncertus šioje nuostabioje bažnyčioje. Ir per metus laiko mes čia suorganizavome 10 koncertų ir galėjome kviesti tikrai puikius muzikus, pasaulinio lygio žvaigždės. Visų pirma, tai yra skirta ir vietos bendruomeniai, bet rezonansas, atgarsis yra toks didelis, kad iš tikrųjų į šį festivalį atvyksta susidomėję muzika žmonės ir iš kitų miestelių, iš Pagėgių, iš Tauragės, iš Jurbarko, iš Klaipėdos, netgi iš Kauno. Taigi iš tikrųjų šią bažnytėlę garsina ir vargonų muzika. Kiekvienai vietos veiklos grupiai buvo atriektas pyragas ministerijos atmatuotais litais. Pagėgių savivaldybės teritorijoje veikianti vietos veiklos grupė Pagėgių kraštas gavo 6,13 milijonų litų strategijos įgyvendinimui. Tai yra šitam 5 metų laikotarpiui, kuris ir netrukus baigsis. Jau dabar galime pasidžiaugti, kad ne tik tais, kad mūsų kaimiškosiose vietovėse, kaimo gyvenvietėse yra įrengtas keletas sporto aikštynų, yra sutvarkyta keletas bendruomenių namų, yra suremontuotos 2 bažnyčios. Net 2? Jau yra visiškai pabaigtos suremontuoti 2 bažnyčios ir dar 2 bažnyčios dabar vykdo bažnyčių remonto projektus. Tai taip, kad jau mažiausiai 4 projektais bus sutvarkytos 4 bažnyčios.
Taigi, ne tik tais, kad suremontuota, sutvarkyta pastatai, sutvarkytos viešosios erdvės, bet kas labai džiugu, kad yra aplamai pasikeitęs žmonių, kaime gyvenančių žmonių požiūris tiek į vietos veiklos grupę, tiek į aplamai tai, kas vyksta kaime. O čia tam labai padeda būtent tie vadinami minkštieji projektai. Tai reiškia veiklos projektai, kurių metu yra įvairūs mokymai, šventės, renginiai ir tas pasiruošimas renginiui, šventėjai žmonės labai telkia, būria stiprina bendruomenės, būrė jos daryti kartu tam tikrus darbus, ko pasėkoje tos bendruomenės iš tikrųjų labai sustiprėja. Taip, po truputį turtingėja Pagėgių kraštas ir jo žmonės, atsiriekiant gardaus projektų pyrago. Lietuvoje šių metų spalio antroje pusėje padidėjo kviečių ir kvietrugių supirkimo kainos. Lietuvos grūdų supirkimo įmonėse šių metų spalio antroje pusėje kviečiai buvo superkami vidutiniškai po 735 litus ir 40 centų už toną, 5,2% didesnė kaina negu prieš mėnesį. Kvietrugių vidutinė supirkimo kaina šiuo laikotarpiu padidėjo 5,7% iki 686 litų ir 40 centų už toną. Rapsai šių metų spalio antroje pusėje buvo superkami vidutiniškai po 1582 litus ir 80 centų už toną, 2% brangiau, lyginant su rugsėjo antroje pusėje buvusią kainą. Kalvarijos vietos veiklos grupė – dar viena Lietuvos pasienyje veikianti organizacija. Šiandien toliau domimės, ką šį ES 7-metį jau nuveikė kalvariečiai ir kokie darbai jų dar laukia. Turbūt svarbiausias tas verslumo projektas ir jau tos bendruomenės kitos sužinoja, jau skambina mūsų tom bendruomenėm ir sako, va žinom, girdėjom, kad jūs taip darot, prašo paraiškos, prašo dar kažko, tai mūsų bendruomenės pačios ir sako, nu mes taip va tuščiai aklai nieko jums tikrai nesiūsim, atvažiuokit į vietą, šnekėkim, bendraukim, pasidalinsim kažkokią tai patirtim, galbūt gal ir tą pačią paraišką, pavyzdį parodysim. Nenorėkit šiaip už dyką ir taip maždaug tiesmukiškai net į akis nepažiūrėję, atsiųsk man paraišką ir aš jau čia. Nes tai yra visur specifika, tai yra įdėtas darbas ir tam darbui, jis yra vertas pagarbos. Apie pačią Kalvariją, jeigu kalbam, tai Kalvarijos centrinės dalies sutvarkymas senamiesčio, vadinamų senamiesčio, kadangi Kalvarija yra urbanistinis centras, būtent užstatymų savo, tai pačio viso centro dabar daromas projektas, parko projektas ir pats miestelis turėtų visai net pažįstamai net pasikeisti. Pastatai dabar gražus, bet negyvi. Tikimės įpūsti gyvybės. Per metus kitus bus bažnyčia sutvarkyta, plus rengiami dviračių specialieji planai, per vietos veiklos grupę daroma turizmo viešinimo projektas. Tiesiog visi vienas su kitu susiję. Dabar darom dviračių specialiuosius planus per savivaldybę, o per vietos veiklos grupę bus kartu su Lenkais viešinimas turizmo produktų Kalvarijos savivaldybėje. Tai kaip sakoma, vienas prie kito ir mes tikimės išeiti į Lenkiją, plus partnerius turim Italijoje ir mes savo teritorijos plėtrą, turizmą, kiek įmanoma norim parodyti visiems. Tokių didžiųjų projektų panašu, kad ateinančiais metais pirmo šaukimo metu turėtų galutinai pasidalinti visus pinigėlius, liko vos 5 projektai. Ir mūsų pačius tie rezultatai džiugina, kadangi neturėjom tokio didelio šuolio kaip kitos vietos veiklos grupės, kuomet pirmo šaukimo metu surinko didžiąją dalį projektų, paraiškų gavo ir toliau dirbo tik su įgyvendinimu, o mes metai iš metų vidutiniškai po 20 projektų 2 šaukimų metu gaunam ir taip ir panašu šiai dienai, kad turėtumėm užbaigti viską laiko, jeigu nebus kažkokių nenumatytų kliučių. Dabar turbūt įtraukiam ir seniorų mokymąsi, nes vis dėlto kažkokius ypatingus veiklos. Jaunimas galbūt dar turi pramogas, o
senjorai, jiems irgi reikia atitinkamus veiklus, jie vieni išėjo iš darbų galbūt, kiti jau užsisėdėjo namuose ir pribrendo reikalas irgi mums mokytis. Jeigu, sakau, iš pradžių žiūrėjau tarsi truputėlį taip skeptiškai, jau kas čia bus, kadangi šalia Marijampolės 3 amžiaus universitetas ir gana skaitlingas, tai kad mes surinksime virš 100 žmonių, kurie nori žinių, nori dalyvauti, nori bendrauti galų gale su bendraminčiais, tai tikrai man tai yra džiugu ir net nežinau, kaip tai įvardinti. Turbūt kartais apie žmonės mąstom prasčiau, negu kad derėtų. Į kiekvieną vietą nuvažiavęs pamatai kažką tai kitaip ir ką gali pritaikyti savo. Ir ten, sakykime, su Lenkų, ne su viena savivaldybė bendraujam tiesiog ir su vietos veiklos grupe ir jų projektų idėjos, jų pritaikymas, sakykime, tą, ką jie daro savo teritorijoje. Mes tiesiog pasižiūrim, kad galbūt ne viską pritaikysim, bet bent dalį pamatysim, paimsim pas save, net ir pavyzdžių, kaip tiesiog techninė įrengtas kažkoks tai parkas, mes žiūrim, gal vieną kitą funkciją galėtum savo pritaikyti. Kaip strategija buvo rengiama, vėl poziciją pasižiūrim, kad, pavyzdžiui, ta vietos veiklos grupės fundacija Biebžanska, jų strategija edukaciniu požiūriu buvo pripažinta kaip geriausiai rengta Lenkijoje ir buvo kaip pavyzdys pateikta visom vietos veiklos grupėm. Jie gyvendina gal jau 3. ar 4. strategiją. Mes dalyvavom jų valdybos vienam tarybos posėdį, matėm, kaip vyksta darbas, kaip vyksta planavimas, kaip projektai. Visi pavyzdžiai gyvi, labai daug galima. Plius ir žmoniška patirtis visų skirtinga yra. Mes kviečiam jų orkestrus pas save, sakykime, kaip ir gyvas jau bendradarbiavimas, atvyksta orkestras, mūsų važiuoja kolektyvai tenai. Dalyvavom šienpjovių Europos čempionatuose, dalgim šienaujam. Geri pavyzdžiai. Kiekviename Lietuvos kampelyje gyvenantys ir veikiantys žmonės stengiasi, kad jų kraštas būtų ne tik turtingas, bet ir patrauklus jame besilankantiems. Šį kartą kalvariečiai smalsavo, kaip sekasi kolegoms Jurbarko krašte. Mes, noriu pasakyti, negaudami reikiamų finansavimų, visą šitą laikotarpį mes gyvenom būtent negaudami iš savivaldybės finansavimo. Praktiškai mes savo visas veiklas galėjom vykdyti būtent projektų per VVG strategija, ta, kuri buvo keliems metams numatyta. Pastaraisiais metais labai daug dėmesio skiriam dviračių ir pėsčiųjų turizmui. Per Jurbarko rajoną į Viešvilės pusę link Klaipėdos eina dviračių maršrutai. Mes čia turim atkarpėlę normalaus dviračių tako, o numatyti į ateitį praktiškai, jeigu jūs žinot pagal respublikinę strategiją, tai yra taip, kad apjungti visus didžiuosius miestus dviračių takais. Mūsų dabar, aš manau, kad tikslas, sakykime, savivaldybės vietos veiklos grupės privers žmonės patikėti, kad jie patys gali ką nors daryti. Ir dabar mes tą siekį tokį turim, bandom išugdyti žmonėms tokią savimonę, kad jie patys atsakingi už savo gyvenimą. Ir lyderio principas ir dabar, sakykime, kiek tenka savivaldoje susidurti, tai pirmas dalykas, kad jis prisimtų atsakomybę už save ir toliau, kad galėtų judėti į priekį. Tai šitas, čia yra, aš manyčiau, mano manimu, bent jau pagrindinis dalykas, jeigu mums šito pavyks pasiekti, tai jau tada visos programos, viskas bus tik tai dalis prie viso gerbūvio kūrimo, kai žmonės patikės, kad jie patys už save atsakingi, nes buvo tam tikras laikmetis, kur visi laukia, kas už juos padarys. O dabar jau iš palengvo, kai kurios bendruomenės aktyviau, kai kur pasyviau, bet jau viskas juda į geresnę pusę. Tai aš manau, čia yra pagrindinis dalykas, ne investicijos, niekas, o tiesiog žmogiškasis faktorius. Jeigu sugebės tą patikėti padaryti, mes šoktelsim labai stipriai į priekį. Praėjusioje laidoje jūsų klausėme, kas geriau – ropė ar ridikas? Daugiau jūsų yra manančių, kad ridikas, nors abu nesaldus. Dėkojame už jūsų nuomonę ir susitiksime kitą šeštadienį.